susigalvoju padaryti šiandien planą huliganą. Ir jo 2 kliūtis turiu. Noriu pakeisti pagaliau šitus karnyzus. Ir nutiko toks dalykas, kad pirmiausia aš nupirkau 2, o pasirodo reikėjo 3. Tai nežinau, žiūrėsim, ar įmanoma čia su 2 išsisukti laikiklius ir nerandu laikiklių antgalių. Tuoj parodysiu. Tai va, aš apie tą vidurinį visiškai pamiršau. Kažkaip man atrodo, kad tik 2 yra. Ir nerandu tų kvadratinių antgalių. Nors mes pas mus apačio ant 4 langų berods. 4 antgaliai turėjo būti, ant 2 langų buvo. Ir gal net, ne, 4 visgi antgaliai. Ir niekur negaliu surasti, nors mes tų, man atrodo, niekam netidėjau nei ką. Tai žiūrėsim, ar mums pavyks. Jei nepavyks, tai rytoj reikės važiuoti dasipirkti šitą. O to antgalių nežinau. Aišku, antrą uždėjęs galima ir be antgalių kol kas pagyventi, nes prisiveržia vis tiek laikosi, bet jo. Tai kol kas mano planas huliganas neišdega. Jei nebūčiau užsidegus ir tą patį vakarą sulaksčiusi į parduotuvę nupirkti trūkstamų dalykų, kadangi atgalių neradau tokių, kokie buvo, nupirkau tiesiog, kad nebūtų plikinogi karnyzai ir nupirkau tą vidurinį laikiklį. Labai gerai, kad nulėkiau, nes jį tik vieną ir tą radau. Ir truputį teko pavargti, kol viską atsukom, nuėmėm, padarėm ir taip toliau. Iš pradžių bandžiau viena, tada kažkas nepavyko, pasikviečiau vyrą. Iš pradžių sukinėjau laikiklius iš sienos, tačiau vėliau paaiškėjo, kad naujieji laikikliai, jų tvirtinimas yra visiškai kitoks ir tam, kad nereikėtų ten daryti kažkokių naujų manipulacijų, tai tiesiog finale sugrįžinom atgal, nes diametras laikiklio atitiko, tai nebuvo reikalo, spalva vos skiriasi, bet kai žinai ir žiūri iš visiškai arti, abiejų spalva yra sidabrinė, chromuota, stilius tas pats, viskas tvarkoje. Na ir ką padarėm, uždėjom, kaip sakiau, lengvai pasižiūrėjom, ar tinka diametras ir viskas tvarkoje. Ir ištraukau tą savo tiulį, kurį aš turėjau keletą metų, pirkau jį visai kitiem tikslam ir iš tikrųjų šito tiulio užuolaidų 2 aš jau labai seniai norėjau, bet jūs neprisiruošdavom ir vieną dieną galvoju gana. Tai kainuoja tikrai nedaug, bet duoda jaukumo, jau dabar, kai garsinu, jau yra praėję gerokai laiko, kai turiu tą tiulį, tai iš tikrųjų negaliu atsidžiaugti, nes kambarys atrodo visiškai kitaip, jis atrodo daug jaukesnis, net iš lauko žiūrint į namą. Tai būtent mūsų kambario langus yra tikrai, labai toks visiškai kitoks vaizdas, daug jaukiau, daug atrodo toks nešaltas, netuščias. Aišku, kaip matot, tiek tiulio, tiek ir užuolaidų ilgis yra didžiulis. Ir jeigu aš su užuolaidom ilgoms tvarkiau labai lengvai. Kadangi man reikia atlenkti užuolaidą, tą jau atlenkiau, tai yra tokia Ikėjoje juostelė speciali klijų, kuri priklijuoja, šitą prie šitos. Ir esmė, kad reikia paimti užlyginti, kiek nori, tada jau dėti juostelę ir užlyginti dar kartą. Kadangi visi išsilaksti, tai neparodysiu, bet galiu parodyti, kaip atrodo. Oi, ne tas. Va. Aišku, aš klaidą padariau, kirpau žymėdama su mėlynu šitu, tai išsimozoju, bet žiūrėsim. Sako, kad labai geras dalykas, aš pati pirmą kartą bandau. Na ir sutvarkius užuolaidas, sekantis darbas yra išsiurbliuoti grindis visur, kur. Kodėl aš tai darau? Todėl, kad iš Vinted nusipirkau štai tokį šviestuvą, toršerą kitaip dar vadinamą, iš tikrųjų esu labai jo patenkinta. Labai ilgai ieškojau ir vis man kažkuo netikdavo. Tai medžiaga, tai spalva, tai aukštis, tai dar kažkas. Ir šitą pamačiau Vintede ir galvoju, kažkas su juo yra negerai, kad jis yra už tokią žemą kainą. Tai šitą ir kitą aš paskui parodysiu, pamatysit kitam kadrą, nupirkau už 23 eurus. Iš tikrųjų, ten buvo labai sulankstyta pakuotė ir jeigu kita lempa truputėlį atėjo deformuota, tai šitai viskas jinai yra idealios būklės ir, esu labai patenkinta ir dabar kiekvieną vakarą įdega ir duoda tikrai papildomų jaukumo, papildomų apšvietimo ir būna, kad net pagrindinių šviesų mes net ir nejungiam. Sujungiau visas įmanomas ir neįmanomas šviesas ir tai yra tarpinis variantas, nes daug kas nepadaryta, bet jau yra 10 valandų ir žiauriai pavargau. Tai pirmas dalykas, kurį noriu parodyti, tai yra šitą lempą.
Aš šitą lempą ir tą lempą, šviestuvus, gavau šiandien iš Vintedo. Gavau labai gerą kainą, žiauriai gera. Bet problema yra tame, kad siunta buvo suspausta ir truputėlį šitas daiktas deformuotas. Aš iš pradžių tai pamačiusi netgi, matosi labai prie šviesos, kad jis toks biškį kontūzytas. Bet iš tikrųjų gal taip net įdomiau. Matau, kad dulkių nenuvaliau, kai apsišvietė ir reikės tą padaryti, gintys irgi šiandien neplautos. Ką aš padariau, tai, ne tik aš matėte, ir su vyru padarėm, tai padarėm dvigubą karnizą pagaliau, padarėm pagaliau tiulį ikėjinį, bet aš nežinau, iš tikrųjų. Dabar pati parodysiu ant savo galvos, bet matot, koks jis kreivas. Iš tikrųjų, aš nežinau, aš matavau, dėliojau, viską, aišku, nuimsiu, gal patiesinsiu dar kartą, bet, žodžiu. Ir aš jau bute turėjau tokį patį tiulį ir tada kirpau. Tada aš maždaug kirpau, o dabar matavau skrupulingai ir vis tiek blogai. Tai va, ir, žodžiu, šitos užuolaidos irgi yra ikėjinės, jos yra, aišku, ilgai gulėjo maiše ir susilamdė. Ir išskalbtos. Ir kadangi man buvo per ilgos, tai reikėjo, kaip matėt, patrumpinau. Žodžiu, su tuo lipduku irgi ikėjiniu. Tai tiulis ikėjinis, užuolaidos ikėjinis, juostelė ikėjinė. Ir dar vienas dalykas naujas, tai būtent, kaip sakiau, yra šitas šviestuvas. Aš labai norėjau kažko tokio, nes iš tikrųjų čia atsisėdus yra filmuoti labai blogai. Ir lygiai taip pat, kai aš esu kitam kampe, kur dabar betvarkiai nerodysiu, tai irgi, ta prasme, nėra apšvietimo, o dabar va toks jauku, labai man patinka. Aišku, šviestuvų, tas lemputės susukom visas tokias, kurios buvo namie, tai jos skirtingo galingumo, bet, nežinau, man labai jauku iš tikrųjų. Tai va, tai žiūrėsim ir kaip mums čia patiks, tiks ir ką reikės keisti ar nekeisti. Dėl tiulio bandysiu kažkaip, nežinau, ieškosiu būdo, kaip tvarkingai padaryti. Taip dabar tamsoj filmuoju. Ir tai va, tiulį pabandysiu sutvarkyti. Šiaip bandysim gyventi ir aišku, užuolaidos nei vienos nelygintos, tai, kaip sakiau, jeigu jau neliko, reikia eiti miegoti. Ir kai išlyginsiu, bus dar gražiau, nes dabar dar jos ir krenta bele kaip. Bet ką aš noriu pasakyti, kad daug šviesesnis kambarys atrodo, nors užuolaidos yra tik vos šviesesnis. Žodžiu, pagaliau kai ką nusipirkau Douglase. Iš tikrųjų turiu čekį ir nieko nerandu Akropolį, bet labai reikėjo pudros. Tai nusipirkau šitą iš Ardeko mineralinę, aš turiu tą dėžutę, tikiuosi tilps. Ir tada nusipirkau šitą makiažo pagrindą. Tai va, o Vita užsiprašė, kad jie nupirkčiau šitą. Ir kai paklausiau Douglase, kur tai yra, tai jis sakė, kad tai yra paauglių altorius, kad čia yra pats norimiausias dalykas, Sol de Janeiro ar kažkas tokio, kažkaip vadinasi. Tai va, šiaip įdomus kvapas, bet man papurškiai, tai man Eivano kvapą kažkokį labai primena ir gaudavau tokį mėginėlį. Tai va, eisiu pabandyti šitą įsidėti ir tikiuosi jis man tiks. Ką daro žmonės, kad tik tai nereikėtų lyginti užuolaidų? Jų nelygina ir prisigalvoja 1,300,000 veiklų. Tai ką aš nuveikiu? Pervilkau pagalvėlės, ar esu patenkinta galutiniu variantu? Ne. Ieškosiu kažko kito, bet tiesiog raudono man pabodo ir norėsiu kažko tokio kitokio. Tada atkeliavo mano šitą nuostabioji pagalvėlė, kurią aš numezgiau. Taip ta pernykštė pagalvėlė, kurią aš pradėjau megzti ir šiemet pagaliau užbaigiau. Čia pakabinau daiktą, kurį nupirkau iš second hand už, nežinau, porą eurų. Vienintelis momentas, kad čia kabėjo mano makrame ir, dabar negražiai atrodo tas būtent kabliukas. Tai reikės pagalvoti, ką su juo padaryti. O šitas kampas atrodo, va tai va. Tas persikrostė čia. Tai va. Ir dėl šito galvoju, ar čia gerai tiek kutausi ar ne, bet norisi kažką užmesti, kad labiau įsikomponuotų. Tai nežinau, ar uždėjau, ar paliksiu, taip ar ne. Čia labai man patinka. Labai. Na ir kas toliau, iš tikrųjų mano tvarkymas nesustoja.
ten buvo vėlyvas vakaras ir čia jau kita diena, tiesiog buvo labai nuotaika tokia, kad noriu tvarkytis, vėl baigti gražinti kambarį, tai pagaliau susiruošiau, kad reikia nuplauti langą iš tikrųjų ir imtis užuolaidų lyginimo. Tai nebuvo rytoj ar po rytoj po to, prieš tai buvusio video, tai buvo gerokai vėliau, tiesiog tam nebuvo laiko. Ir pirmiausia, nuploviau langą, prieš tai nuėmiau kalėdinius lipdukus, iš abiejų pusių nuploviau langą ir tuomet ėmiausi lyginimo darbų. Labai sunkiai sekėsi ir aš manau, šiuo atveju tobulai būtų tikęs toks dalykas kaip ta pirštinė, nes tarsi eina orą, bijojo per daug vienoje vietoje užlaikyti, kad nesugadinčiau, kad ir keli orai, bet vis tiek nesinorėjo išmesti, galų vis dar nesutvarkiau ir dabar garsindama vis dar nesutvarkiau, bet reikia prieiti prie to ir užbaigti šitą darbą. Kuo aš lyginu, tai yra Zylės garinis lygintuvas. Tai yra mano gal 3 lygintuvas, kurį turiu toks garinis, nežinau kaip jį pavadinti, vertikalus. Tai yra geriausias iš visų turėtų, jis yra ir brangiausias, man atrodo, kainavo 56 €, jeigu gerai pamenu. Labai patogu yra lyginti būtent rūbus, užuolaidom ir būtent rūbus aš mamų mugėj naudoju ir taip toliau. Man atrodo, kažkuriam video surodžiusi, tačiau užuolaidom, irgi išlygina gerai, bet ar tai yra greičiau nei išlyginti būtent su lygintuvu, nežinau, gal šiek tiek yra patogiau. Žodžiu, ištraukiu tą seną savo veidrodį ir galvoju, Vitai arba ne Vitai, nežinau, žiūrėsim, sumontuosiu jį ir žiūrėsim, ar jis liks pas mane ir iškeliaus pas Vitą. Jeigu iškeliaus pas Vitą, tada aš turiu kitą idėją, ką darysiu pas save, nes darau pertvarkymą. Iki nespėjo pasitvarkyti kambario ir vėl jis yra apverstas. Kodėl jis apverstas? Noriu prisėsti ir suvesti dar rūbų į mainai EU. Iš tikrųjų, dalį esu ir suvedus, ir sukabinus, bet noriu savo vasarinius peržiūrėti. Ten peržiūrėm dar Vitos krūvą visą dėsim pardavimui. Ir čia yra, aišku, čia yra mano sijonas, kurį noriu dar pasimatuoti, pažiūrėti, ar jis man visgi tinka ar ne. Ir, žodžiu, žiūrėsiu, ką aš čia turiu. Iš tikrųjų, nelabai ir prisimenu, nes užgrįžta viršuje. Gal čia net ne vasariniai. Ok. Suknelėta. Ir aš manau, kad man šitą rankinę reikia pardavinėti, nes jį užima vietos, aš jos labai norėjau, bet nereikalinga iš tikrųjų. Nenešioju aš jos šiaip, o kad guli ir guli, tai tiek. Tai žodžiu, bandysiu greit persižiūrėti už kadro ir parodysiu, ką aš čia atrinkau, kas iškeliauja. Etapas numeris 1. Liko tiek rūbų kol kas. Šitą krūvą man reikia išsimatuoti, tie dalykai lieka. Tai einu matuotis ir žiūrėsiu, kas liks, kas neliks. Čia kas liko, šitas lieka, bet sumažėjo ženkliai, visa ta krūva iškeliauja. Ir aš žinau, kad mano mašina kažkaip skalbimo sutraukinėja rūbus. Ir čia ne dėl to, kad pasiteisinimas, bet iš tikrųjų aš esu rūbus kai kurios pirkusi, tokiam pačiam svoriui, kaip aš dabar esu, nebent mano svoris liko tas pats, bet apimtys keitėsi. Čia vienintelis logiškas paaiškinimas. Kitu atveju aš nežinau, kaip galima tai pateisinti, nes neįlendu į kai kurios rūbus. Tiksliau įlendu, bet jie, blogai atrodo. Tai dabar šitas nuimsiu, paimu kompą, bandau suvesti, ką galiu suvesti. Dar iš lagamino sudėsiu irgi čia, nes lagamino reikės važiuojant į mamų mugę, ten jau numečiau skalbti. Radau kažkokią geltoną maikutę, atsiskalbs tai parduos, neatsiskalbs tai išmesim. Tai va, ir tiek, ir einu padirbėti šito klausimu kokią gerą valandėlę.